ne, kas nuo kartą perko visokius keistus daiktus. Aš apie nekilnojamą turtą, tai šiandien atvažiavau į vieną objektą, kuris yra bus parduodamas iš Varžytinių, jį pardavinės Kėdainių rajono savivaldybė. Ir tas objektas yra pagal kelią Cinkiškiai, Josvainiai, Kėdainiai. Iš tikrųjų labai įdomus objektas. Einam, parodysiu, kas čia yra. Čia vat yra toks namukas, realiai beveik 3 aukštų, man rodos pagal aprašymą, žiūrėjau, ar ten 100 šiam ar 180 kvadratinių metrų. Čia va, yra vienas šulinys, ten anoje pusėje mačiau dar vienas šulinys yra. Ir iš tikrųjų didelis pakankamai sklypas, aplink eglės, ten anoje pusėje miškas. Ir čia nežinau, aš čia vienam žmogui buvau nusintęs, sakau, paim pasižiūrėk. Realiai čia manau, kad ne tik gyvenimui, bet gal ir kažkokių renginių organizavimui, dar kažkam, tai tikrai galima būtų panaudoti šitą vietą. Čia vat, matos ir hidroforas buvo iš šulinio pajungta, visa kita. Ir kas gal toks vienas iš geresnių dalykų, panašu, kad ateina trifazė elektra, neaišku kiek čia kilovatų, bet iš tikrųjų vat, tikrai man tai net keista, nes mūrinis namas, kai tik 3 aukštų. Ir va čia, vat, jeigu žiūrėt, čia kažkur baigėsi sklypo riba, man rodos, va čia turbūt kuolas įkaltas. Jo, ir va čia vat yra pagrindinis vat kelias. Iki autostrados keli kilometrai, čia pats beveik gaunas Kėdainių rajono pakraštys, ten biški toliau Panevėžiukas, čia Bajėnų gal pirmas kaimas. Ir iš tikrųjų, jeigu ten, tarkim, organizuot kažkokias šventes, dar kažką, tai o čia va dar yra toks sklypas, manau, kad eitų tikrai gal jį ir išsinuomoti ir visą kitą. Tai toks, mano nuomonė, su perspektyva variantas būtų. Aišku, neaišku, kas ten yra viduj, bet paliksiu nuorodą po vidosiku, pasižiūrėkit, kam įdomu, tai iš tikrųjų vertas dėmesio variantas. Bet čia dar yra ūkinis toks pastatas. Čia nežinau, jeigu tarkim kokiam ūkininkavimui dar kažką, nes čia panašu, kad kaip ūkinis šitas reikalas ir tai vat ir vartai, ir lubų aukštis tikrai pakankamai yra didelis. Čia šitą buvau įėjęs. Čia atidaryta, nežinau, čia aukštis turbūt kokie 5 metrai. Čia kaip dirbtuvės, čia kažkas matyt buvo auginama, nes ar tai vištos, ar kažkas tai. Tai va toks iš tikrųjų pakankamai įdomus objektukas ir man tai kas keisčiausia, kad tikrai pakankamai žema kaina. Ir čia susitvarkius visą tą aplinką ar tą namą, galų gale, jeigu norit vat, nebrangią investiciją, kad paskui užsidirbti pinigų, paėmėt, susitvarkėt ir tą namą tikrai manau, kad kadangi netoli panašų yra tekę parduoti už 50 štukų, tai man rodos dabar ta kaina 16, tai realiai iš tikrųjų galima čia tikrai uždirbti pinigų. Tai vat jeigu yra noras, įmetu linką po video, pasižiūrėkit, šį mėnesį man rodos turi būti Varžytinės šito objekto. Kažkaip nemanau, kad jisai į antrą turą išeis. Jeigu jau išeis į antrą turą, tada aš jį pirksiu.